Taigi trumpai, kas įvyko per 10 dienų man būnant Kopenhagoje. Taigi, pirmasis dalykas, tai už 2 savaičių jau kraustosi į savo tikruosius namus, kuriuose būsiu visus 2 metus. Esu labai patenkinta, labai džiaugiuosi, bet irgi turiu truputėlį mielų rūpesčių, tai yra kaip susirasti savo lovą ir skirtingus baldus, nes turėsiu tik tai spintą. Kol kas turiu 2 keptuves, 2 puodukus ir antklodę. Toliau nusipirkau dviratį prieš 3 dienas, tokį plūžusį raudoną dviratį, kurį kaip žmogus, kuris pardavė, sakė, turėjo užsilikusi nuo Antrojo pasaulinio karo. Tai aš jį perdažiau su grafiti dažais, purpuriniais, dabar mano dviratis tviska, dabar galvoju, kokį krepšelį nusipirkti. Tai va, su dviračiu viskas labai faina ir Kopenhaga yra, kaip kai kurie sako, dviračių meka. Tai šito viso miesto infrastruktūra yra taikoma dviratininkams, todėl gali važiuoti kur nori ir visą laiką rasti, kaip su dviračiu ten patekti. Ir tai tiesiog nuostabu su juo važiuoti. Jeigu kad nors atvažiuosite į Kopenhagą, būtinai išsinuomokit dviratį, nes tai yra vienas iš geriausių būdų ją pamatyti. Bandžiau 2 dienas vaikščioti, bet vaikščioti nelabai išeina, nes tu tiesiog pavargsti, ypač jeigu turi su savim daiktų. O jeigu pasiimi dviratį, tai lengvai per 1 dieną pamatysi pagrindinius objektus ir pasisemsi geros energijos, nes vėjas švilpia pro tavo ausis, žmonės šypsosi. Jeigu net pasimeti, visą laiką gali paklausti perėję kitų dviratininkų, kaip važiuoti. Pavyzdžiui, vakar aš taip sužinojau, kaip nuvažiuoti iš vieno rajono į kitą, nes mergina tiesiog važiavo į tą rajoną ir pasakė, sek paskui mane. Tai buvo vienas iš įdomiausių tokių važiavimo kelionių, tokia įdomiausia, dėl to, kad paprasčiausiai tiesiog sekiau paskui žmogų ir atsidūriau ten, kur reikėjo būti, o dabar jau žinau, kaip ten nuvažiuoti iš centro. Taigi po truputį skirtingos dėlionės detalės subėga į vieną paveikslą. Kol kas dar iki darbo nevažiuoju su savo dviračiu, nes mano darbas yra už 15 km, tai tiesiog važiuoju 3 km iki stoties metro ir nuo metro stoties dar 3 km važiuoju iki darbo, 1,5 km, gal 1,5-3 km iki darbo važiuoju su dviračiu. Tai po truputėlį bandau suvokti, kaip nuvažiuoti iki darbo su dviračiu, bet užtruktų apie valandą. Tai kadangi dirbu labai daug, 6 dienas per savaitę, tai kartais tiesiog patingiu ir dar galvoju rytoj, tai va jau gal rytoj tikrai važiuosiu iki centro su dviračiu. Tai va, o per 10 dienų, kalbant apie darbą, pakeičiau 2 darbus. Pirmąjį darbą susiradau 3 dieną atvažiavusi, kai pradėjau dalinti savo gyvenimo aprašymus ir antroji vieta, kur nuėjau, buvo pustuštis baras. Ir aš galvoju, gerai, tiesiog paduosiu tą gyvenimo aprašymą ir pabėgsiu. Nes buvo labai baisu pradėti dalinti tuos gyvenimo aprašymus ir aš tiesiog galvoju, pirmieji bus tokie, kad aš tiesiog bandau save išstumti, nereikia prašyti čia kalbėti su bosu, nieko, tiesiog, žinai, bandyk, nes turėjau jų 30. Ir nueinu aš tą barą ir susitinku bosą ir jisai sako, prisėdam, pasikalbam. Jis pasakė tiesiog, kad jeigu nori, tik pasibandyti rytoj. Tai va, antrasis gyvenimo aprašymas, kurį kam nors įteikiau ir va gavau darbą. Kitą dieną atėjau, visa bijodama, galvodama, kas čia bus. Nors padavėjau jau esu anksčiau dirbusi, bet čia yra Danija, skirtingi pinigai, skirtinga kalba, skirtinga sistema, viskas yra kitaip. Tai atėjau, bet bandžiau save drąsinti, sakydama, Rūta, tu jau turi patirties, nesinervuok, viskas bus gerai. Ir viskas buvo gerai. Bet tada mane priėmė į darbą po 2 tokių dienų, davė kontraktą. Bet dėja suvokiau, jog tas darbas yra labiau naktinis. Tai yra kartais teks dirbti iki 5 ryto, ko aš tikrai nenoriu, nes darbas naktimis yra daug labiau varginantis, o šiuo atveju net jie nemoka daugiau už naktinį darbą negu dieninį. Tai nusprendžiau pradėti ieškotis kito darbo. Atsimenu, netgi ėjau vakare miegoti ir galvoju, kaip aš nenoriu eiti rytoj 10 vakaro į darbą ir išeiti iš jo 5 ryto. Dieve, kodėl aš save įkišau į tokią situaciją.
Ir būtent tokios motyvacijos vedima pasiėmiau likusius 28 gyvenimo aprašymus ir ėjau per miestą. Ir tada išdalinusi 20 gyvenimo aprašymų, eidama į kiekvieną kavinę, kurioje priima anglakalbius, nes kai kuriuose kavinėse sako tiesiog, jeigu nemoki daniškai, mes tavęs nepriimsim, tai aš tiesiog nusišypsau ir sakau, ačiū, gerai, geros dienos. Bet 20 pavyko išdalinti ir 20 gyvenimo aprašymas buvo laimingas. Ir taip gavau darbą pasibandymą italų restorane. Pirmoji diena buvo tiesiog nereali. Dirbau nuo 5 iki 10 tenai ir tada nuo 10 iki 5 dirbau airių restorane, nes tada toj kavinėje, bare, dėl to, kad dar ten dirbau ir žinojau, kad reikės eiti darbą. Tai žodžiu, nuo 5 vakaro iki 10 vakaro italų restorane pasibandymas, o nuo 10 iki 5 ryto airių bare jau normaliai dirbu. Tai tas italų restoranas tame pasibandyme, kai buvau, tai mane tiesiog užbūrė, ten yra nerealu, ten 4,5 žvaigždučių restoranas, ten viskas yra daroma pagal tam tikras taisyklės, viskas turi būti švaru, tvarkinga, ne taip kaip tam kitam restorane. Ten netgi dainuoja žmonės, tai man labai patiko. Tai, tiesiog kaip pasakų šalis palyginus. Tai nuėjusi į tą airių restoraną po savo darbo dienos pabaigos, jiem ir pasakiau, kad atsiprašau, bet manau, kad aš dirbsiu tam italų restorane. Atsiprašau, kad taip įvyko, bet tikrai negalėčiau dirbti naktimis. Aišku, jie truputėlį susinervino, bet, kai yra, kaip yra. Ir, dar dėl ko man tas nepatiko restoranas, nes viršininkas buvo pakankamai toksai nemalonus žmogus, jisai grubus ir kartais pasako negražiai ką nors ir tiesiog, nežinai kaip dirbti, nes tave visą laiką varinėja, sako, kad ne taip darai, taip toliau. Ir tokioje esi pusiau stresiniai nuotaikoje visą laiką ir tai tikrai nežavi. Tai galvoju, italų restorane bus geriau, bet pasirodo ten irgi viršininkas nekoks, albanas. Ir tikrai, pavyzdžiui, dabar nežinau su juo kaip pakalbėti, nes netyčia, jis mane įlogina į sistemą, ten yra su piršto atspaudai sistema, bet žodžiu, pamiršau aš įsiloginti, nes jisai man to nepasakė ir pasirodo, kad kitą dieną jau negaliu įsiloginti ir ateiti į darbą, tai ten man skaičiuojasi tos dienos, tiesiog jis turi pataisyti tenai kai ką, bet aš žinau, kad aš jam pasakysiu, o jis ant manęs pradės rėkti, kaip labai piktai rėkti. Tai tikėkime, kad šiandien tai padarysim. Čia apie darbus. Dirbu 6 dienas per savaitę ir tikiuosi sutaupyti pinigėlių. Ir tada tiesiog mokslo metais susirasti tą tokį studentų darbą ir dirbdama dieną arba 2 per savaitę dar gauti tą studentų tokias paramą ir tada galėsiu išgyventi iš to. O tokiam darbe tai tikrai nenoriu likti, tikiuosi. Ir tai su darbais. Kas dar? Tai man labai patinka važinėti su dviračiu, man patinka pats miestas. Žmonės, aišku, yra kitokie, dar nemoku kalbos, dėl to jaučiuosi truputėlį kaip nepriklausanti specialiam klubui, bet išmokstu ir su manim žmonės kalbasi daniškai, nes atrodau kaip Danė, tai yra šviesus plaukai ir rengiuosi galbūt panašiai. Tai visai nieko, nors dar nei vieno Dano draugo neturiu, ar draugės nieko dar neturiu, bet susipažinau su žmonėm, po truputį mokausi, kaip važinėti, kaip ką daryti. Truputėlį rašau straipsnius ir tikrai nebadauju, nes restorane daug prisivalgau visokių picų ir taip toliau. Tokio maisto tikrai net Italijoje daugumos vietų nerasi. Labai geros kokybės maistas. Pats miestas vasarą yra nerealu. Nors, aišku, čia truputėlį brangiau, bet aš to nejaučiu, nes maisto beveik nepirku, valgau viską darbe. Truputėlį pavargstu, dėl to ir nerašau tiek daug, bet po truputį viskas gerėja, matau daugiau galimybių, vis aplikuoju skirtingus darbus.
Tai va, pirmoji savaitė, atrodo, ta savaitė buvo kaip mėnesis. Praėjo štai kaip ir vyko labai daug skirtingų dalykų. Ir turbūt po kitos savaitės bus dar milijonas dalykų, kurių nežinau. Ir manau, dėl to buvo verta atvažiuoti čia, nes yra labai daug dalykų, kuriuos mokausi, išmokstu ir save tiesiog pralaužiu per tą nedrasumo, baimės ribą, tokį stiklinį gaubtą. Ir mokausi būti atviresnė, geresnė ir peržengti per savo ego ir paklausti, pasakyti atsiprašau, aš nežinau ir suvokti, kaip galiu geriau mokytis apie skirtingą kultūrą, dalykus, žmonės. Tai vat, tokios buvo mano pirmos 10 dienų ir tai vat.